Ar pagalvojate, kokį atstumą kasdien nužingsniuoja mūsų kojos? Kokį svorį ir kaip nepriekaištingai išlaiko pusiausvyrą mūsų pėdos? Kokius jos turi kęsti madingos avalinės formos išradimus, kiek laiko jos išbūna nekvėpuodamos batuose? Atšilus orams atsiranda didesnis srautas žmonių, kurie pradeda skųstis vadinamomis kojų problemomis. Vieniems tinsta kojos, kitiems mėšlungis suaktyvėja, sunkios kojos pasidaro. Nuo ko tai atsiranda? Dėl ko tai atsiranda? Priežasčių, aišku, yra daug ir įvairiausių, bet viena iš šitų priežasčių gali būti venų ligos. Tai yra venų problemos, su kuriomis žmonės galbūt šaltuoju metų periodu susiduria mažiau, bet atšilus orams, pradėjus keliauti, kai daugiau sėdima lėktuvuose, mašinuose, šitos problemos jos pasijaučia dažniau. Širdis yra mūsų didžioji pompa, kuri varinėja kraują. Bet pagalbininkės jos yra mūsų venos. Nes širdis atvarydama kraują į galūnes turi ir susiurbti kaip siurblys atgal. Jeigu yra problemos su venomis, su venų vožtuvais, tas skystis, kuris pakliūna pas mus į galūnes, o ypač į kojas, dėl tam tikrų priežasčių, dėl venų patologijos, dėl vožtuvų patologijos, gali užsistovėti. Tai žmonės tą pajaučia kojų sunkumu, sakydami, kad sunkios kojos, jos greitai pavargsta, jos į vakarą patinusios būna. Mūsų kojos be galo ištvermingos, todėl jos nusipelnė ir tinkamos priežiūros. Hirudoid gelis ir kremas puikiai tinka lokaliam kojų gydymui. Preparatas padės išgydyti bukos traumų sukeltą pažeidimą, dėl kurio kartais atsiranda net kraujosrūvų. Numalšins paviršinių venų uždegimą, jeigu negalima vartoti suspaudimo metodo. Preparate esantis chondroitino polisulfatas pasižymi trombų susidarimą mažinančių, fibrinozės skatinančių, uždegimą slopinančių poveikių. Tyrimais nustatyta, kad lokaliai vartojant šį junginį greičiau resorbuojasi poodiniai kraujų išsiliejimai. Infiltratai greičiau tirpsta paviršinių kraujagyslių trombai. Uždegimą slopinantis poveikis nustatytas įvairių eksperimentinio uždegimo modelių atvejais. Kremo sudėtyje yra glicerolio, kuris minkština odą. Taip pat timolio, kuris pasižymi antibakterinėmis savybėmis. Gelis greičiau įsigeria, yra skaidrus, turi aromatinių medžiagų. Kremo ir gelio sudėtyje yra alkoholio. Hirudoid kremo ar gelio reikėtų tepti ant pažeisto paviršiaus 2-3 kartus per dieną. Prireikus jį galima naudoti dar dažniau. Atsižvelgiant į gydomojo paviršiaus plotą, dažniausiai pakanka 3-5 cm kremo juostelės. Jei yra uždegimas sukeliantis stiprų skausmą, pažeistą vietą reikia tik atsargiai patepti hirudoid kremu ir aptvarstyti. Hirudoid kremą galima tepti tik ant nepažeistos odos. Būtina saugoti, kad jo nepatektų į akis ar ant gleivinės. Hirudoid kremas tinka fizioterapijai, pavyzdžiui, jontoforezės metu. Hirudoid kremo reikia tepti tol, kol išnyksta negalavimai. Paprastai bukos traumos sukeltas pažeidimas kremu gydomas neilgiau kaip 10 dienų. Paviršinių venų uždegimas neilgiau kaip 2 savaitės.